vietoje, na, o dabar jau antrajame etape jie atsisveikino su taurės turnyru. Divainas, na, iškrapšto vis dėlto kamuolį sudėtingoje situacijoje, o čia pavojus prie šeimininkų vartų ir kamuolys spurda vartų tinkle. Koloniūnas pakartotinu smūgiu išveda Kauno Žalgirį į priekį 1-0. Čia Benedičiaus toks kuriozinis. Dar vienas žalgiriečių išpuolis ir galiausiai Armandas Kučys pralaužia varžovų gynybą. 2-0. Kauno Žalgiris didina savo pranašumą. Priima kamuolį baudos aikštelės prieigose, dar po... Martinas Ananė veržiasi vienas prieš kelis varžovus jau baudos aikštelėje ir Filipas Dangubičius trečią kartą siunčia kamuolį į Garliavos ekipos vartus. 3-0. Kauno Žalgiris jau triuškina Garliavos ekipą. Bet visuomet užsiimdavo tinkamą vietą, atlikdavo perdavimą, o čia vienas turbūt gražiausių antrojo etapo įvarčių Nidas Vosylius. 18-metis saugas tolimų šūčių netrukdomam pabaigti šios atakos rezultatyvius smūgius. Žaidė į kamuolį Kontenis, jo nepasiekė, pasiekė varžovą. Martinas Ananė prie kamuolio ir jo smūgis. Akistata su Garliavos vartininku ir Martinas Ananė. 5-0. Šaltakraujiškai realizuoja šį smūgį žalgirietis ir aidi arbitro švilpukas fiksuoja.